Gyvenau, nieko nemačiau, tuštuma gaubė mane kiekvieną dieną. Ėjau per gyvenimą, tai nebuvo labirintas, tai tik užburtas ratas. Buvau aklas, mano ego visada stovi prieki. Maniau, kad jėga parodys, kas aš esu. Maniau, kad jei būsiu stiprus, tai tiesa ir kelias, kad pagarba ateina per baimę ir per smūgį. Galvojau, jog stiprybė tai viskas, ko reikia, kad galėčiau stovėti aukštai tarp žmonių. Bet viduje vyko kova nuo pat pradžių. Aš mačiau pasaulį, jaučiau yra tiesa. Nežinojau, iš kur ji, bet žinojau, ji gyva. Ne melas, ne dūmai, ne tuščia jėga. Visada jutau, pasaulį turi valdyti gėris, nors aplink tik smurtas, kraujas ir baimė. Supratau, tokiu žmogum būti nenoriu, bet vis tiek ėjau tuo keliu, kaukę užsidėjęs. Viduje ramybės, meilės ir taikos ilgesys. Ne kumščiai, ne pyktis, o švelnus balsas širdį. Mano ginklas dabar, malda ant kelių, veidas į žemę, ašarų pilnom akim. Tėvo mano gyvenime nebuvo, jis gyveno savo. Mama ieškojo atramos tvirto vyro petį. Koviniai filmai apie gėrį ir blogį auklėjo man, ir aš degiau noru tapti tuo, kuris gelbėjo kitus. Norėjau būti gerasis samarietis, ten kur skausmas, ten ir aš apsimetėlis gynėjas. Bet realybė skaudi ir aš verkiau viduje, nes pasaulis buvo man per žiaurus. Ir tada sutikau Jėzų ir iškart pamilau. Supratau, kas kūrėjas ir ką jis dėl manęs padarė. Jo kraujas už mane pralietas, tiesa gyva didesnė už bet kokį gatvės kietą vyrą. Dabar nebijau, net jeigu ir teks kentėti, atsistosiu ir eisiu pirmyn. Dėl to, kuris už mane numirė, aš stovėsiu tvirtai, kad ir kas nutiktų man. Viduje ramybės, meilės ir taikos ilgesys. Ne kumščiai, ne pyktis, o švelnus balsas širdį. Mano ginklas dabar, malda ant kelių, veidas į žemę, ašarų pilnom akim. Aš pamačiau šėtono klastą ir jo pinkles kiekvienam kampe. Jo melas ir valdžia jam priklauso, šio pasaulio sostai. Bet aš jo nebijau, Kristaus galybė saugo mane. Bijau tik dėl vaikų, žmonos ir tėvų, dėl draugų, artimų ir nekaltų žmonių. Mano ginklas nebe kietas veidas, o malda, tikėjimas ir nuolankumas. Jei manai, žmogau, kad gali laimėti vienas, tu jau pralaimėjai, net kovos nepradėjęs. Dar yra laikas pasirinkti pusę, ar tamsą ir mirtį, ar meilės šaltinį gyvą. Tas, kuris tave sukūrė, davė tau gyvybę, jo dėka tu kvėpuoji, matai ir renkiesi. Visatoje vyksta kova dėl tavo širdies, ir sprendimą priimi tu ne rytoj, o šiandien. Nors Kristus nugalėjo tamsą savo krauju, dar laukia paskutinė kova prieš teismo dieną. Ten kiekviena siela bus pasverta ir baigsis nuodėmė, baimė, skausmas ir mirtis. Ateis nauja karalystė, šypsena ne tik veide, bet ir širdį. O jei tai tau tik dūmai ir melas, tada paklausk savęs, dėl ko tu gyveni. Viduje ramybės, meilė ir taikos ilgesys. Ne kumščiai, ne pyktis, o švelnus balsas širdį. Mano ginklas dabar, malda ant kelių, veidas į žemę, ašarų pilną.